Sveiki, šiandien keliaujame į D grupę. Anglija, Italija. Tai yra situacija, kai laimėk arba mirk jau pirmąją turnyro dieną, nes grupėje dar yra ir Urugvajus. Bet kitas dalykas, grupė tokia, kad taškas geriau negu likti be taškų ir atsidurti ties prarajos riba. Ir iš tikrųjų tose rungtynėse, Italijos-Anglijos rungtynėse bus daug negerų berniukų. Pirmiausia, Mario Balotelli, kuris kažkada yra bandęs padegti savo namus ar nuveikti panašių dalykų. Yra ir tas pats bjaurusis angliškas ančiukas Wayne'as Rooney. Tai yra žmonės, į kuriuos bus įdomu žiūrėti. Prognozuosiu drąsiai, Anglija laimės. Anglija laimės 1-0, imkite taip. Ciao! Hello! Šiandien žaidžia Italija Ir Anglija. O tu žinai, Anglijos komandai žaidžia, nerealus visų laikų futbolininkas Davidas Beckhamas. Nu viso apie tą Beckhamą, bet žinok, kad jisai viskas jau senas krienas ir jisai nebežaidžia, taip kad žinok. Nebevaryk, Nu, galim pašnekėti apie kitą, kuris man yra tobulas futbolininkas. Pažiūkas. Mario Balotelli. Man jo charakteris yra tobulas. Taip, tu žinai. Galvoju, nežinau. Aišku, kad ne iš Jis su manim gyvena. Kur? Plakatuose, kiek vanioti, kambarį. Tai kas laimės? Makarončikai? Italai laimės. Ne, žodžiu, jeigu italai laimi, tada su visom savo monarkiam varų pas jus. Gyvensime trise. Įdomus iš tikrųjų, ką pasirinks. Bet gyvensime trise, aš tu ir makarončikas Balotelli. Bet pasirinks vis tiek mane. Mane? Mane? Pažiūrėsim, kas ką pasirinks ką. Labai daug prisižiūrėjau visokių meksikietiškų serialų. O tai tipo Argentina labai šustra šalis, kad už ją žaidžia šitas? 20 debilų paskui vieną kamuolį bėga. Lažybos gyvai. Oranžas.lt